And now comments from Fenerbahce head coach Šarūnas Jasikevičius, first in English and later questions in Lithuanian. All right, congratulations to all players and fans. It's a great achievement, especially everything we've been through this year. To be in the Final Four, congratulations, of course, to Tomas and Žalgiris for amazing season, historical season for Žalgiris. As far as the game goes, again, a different game. Not very good in some situations defensively. Second part, probably all grinding, all trying to stay close, make the game. Probably last 7 minutes of the game, a total coin flip. It reminds me of the game we played against Monaco when I got to Fener in game 5. Total discontrol. Like I said, a coin flip, no? And the coin went our way this time. Good evening, Coach. Maciej from the EuroLeague. Coach, was there a bathtub in the locker room? Was there? Was there a bathtub in the locker room? No. Žalgiris needs to spend money on the bathtub. And now more on a serious note, what does it mean to you to reach a record 6th straight Final Four and to do so here in Kaunas just like in 2023? It's good. It's a good result. We believe in what we do. We believe in our approach. It shows in Žalgiris' approach, so strange sometimes when you look in the mirror and you're watching Žalgiris play. The players ask me sometimes, so what are they doing? And I'm telling them in the 4 games, the same shit we doing. So don't ask me what Žalgiris is doing. We're playing the same system, the same ideas, And, it's nice. I think this team really deserves to be in the Final Four. There was many doubters, especially in this room. Nesukit galvų visi, blėt. Dabar į mane. Okay, and one last question, if you don't mind. Coach Masiulis and his team pushed you guys all the way. What did this series reveal about your team that you will carry into the Final Four? I don't know. We can talk big words right now. We played good basketball. I thought we played good basketball. I thought we were a better team. Honestly, I think we were more times up. I thought we were more times up in the series. In the first 3 games, it was plus 15 at some point. We could not close the game 3 because we got too comfortable with our good offense. Defensively, we were bad the whole game. Today, again, was not a good performance defensively. I believe at halftime, Žalgiris was plus 9 shots. So how we up 5? Okay, some good things offensively, I assume, yes. But to be 5 points up and plus 9 shots Žalgiris, it's not easy. And like I said, at the game, at some point, it could have went either way today, and it's coin flipped our way. Pirmam kėliny toks šiek tiek linksmesnis epizodas buvo, nes kai gavo techninį ir bandėsi, kad nelabai turbūt supratot už ką. Ką jums tada ten aiškina? Galima šnekėti apie techninę, galima šnekėti apie, visą laiką aš sakau, aš skambinu Eurolygai, kaip mes laimėm. Kad nebūtų, tai atrodytų, kad kažkokie yra pasiaiškinimai. Reikia šnekėti apie kai kurios dalykus. Taip toliau. Ir nežinau, techninė, 3 minutėj, už ką? Nežinau. Tik tiek. Sakau, tai kažkaip juokingai skamba, ypač kaip žiūri kitas serijas. Sakot, reikia šnekėti apie kai kurios dalykus, jūs turite menį teisėjus, pražangų traktavimą, lygos skaičiuokit, skaičiuojat, jūs ten dabar jau tiek pinigų visi turit, kad jau turit visus tos, kaip tos matematikos. Anksčiau buvo vienas matematikas 15 minučių ir tai įdarbinam į Žalgirį. Koks ten tas buvo su Liemenė pastoviai ateidavo? Mykolas Stumbras, net neatsimeni to nieko. Atėjo gražus
su liemenė, taip solidus atrodo, ten priskaičiavęs, tų tai anksčiau nebuvo ten tiek tų analitikų. Treneriu nuo 18 metų joks kitas Eurolygos treneris nėra patekęs finalo keletą tiek daug kartų, kiek jūs. 7 kartas, Atamanas dabar siekia 6, Bracokas 5 ir pateko. Ar yra dar džiaugsmo papuolus, ar jums jau normalizuojat kaip kažkokią rutiną? Žinai, jeigu tai yra normalu, tai tu turi biški jau, net nežinau kaip įsireikšti, žinai, tai nėra normalu, tai yra tikrai labai geras, į tą įeina labai daug dalykų. Ir, žinai, ir kažkiek tai tu turi ir didžiuotis ir taip toliau, bet mažai dar to, žinai, kažkaip jau tu kažkurio momentu tu turi, yra tie periodai, ne, sezone, yra prieš sezonas, yra ta visa pirma fazė, kur svarbiausia yra ko gero nesudegti, ne, daugiausia tai nepralošti, sakysim, ne, kažko labai jau daug, paskui ateina taurė, ne, ir jau pasėda paskui namų pranašumo ieškojimas ir taip toliau, ir tai tu kažkiek suėdi tom fazėm ir tu turi džiaugtis, ir aš tikrai norėčiau, kad aš pasidžiaugčiau šiandien, nes tikrai, nu, nėra lengva padaryti, nes tiek dalykų nuo tavęs nepriklauso, taip, visi paskui dalykai sueina ant vyr trenerių, čia kalbos nėra, bet labai daug dalykų tikrai nėra tavo kontrolė ir taip toliau, ir kuo tu daugiau laimi, tuo iš tavęs, tuo daugiau atima. Ne, visos komandos žiūri, jie galvoja, jie pasiims tos pačius žaidėjus, jos automatiškai laimės. Ne, ir dabar aišku, Žalgiriui buvo tas pats ir tikrai įdomu, kaip Tomui bus, nes po tokio nuostabaus sezono irgi jam atėjo šitie dalykai, ne, taip kad tikrai reikia džiaugtis va tais tokiais tarpiniais dalykais. Kai pirmą kartą atkrintamosiose žaidėte su Kauno Žalgiriu, tuomet Eurolygoje buvo 16 komandų, dabar yra išaugo iki 20, tai keičia tą kelią. Penerių žaidimų. Patį pirmą kartą, kai pateko, jo, prieš Olimpiakos, kai mes buvo. Olimpiakos, jau. Tai buvo 16 tuo metu komandų, dabar tas rungtynių skaičius yra išaugęs. Ar tai keičia tą patį kelią link finalo ketvirto ar sezono pačią dinamiką? Kažkiek tai mažiau trenerių įtakos, aš manau. Mažiau treniruočių, mažiau laiko, daugiau varžybų, daugiau laiko skiriam atsistatymai, ne? Daugiau yra tikrai, jaučiasi, kada gaunam pasitreniruoti keletą dienų. Ne, ir tikrai turėjom tą gerą periodą prieš play-offų seriją, kada biški gavom ir pailsėti, ir pasitreniruoti. Ir jau prieš tai biški kai kuriuose situacijose stumėm komandą, kad užvesti ją kažkokio tai minimalaus piko, ne? Bet anksčiau tai čia būdavo konkrečiai, tu prieš kiekvieną play-offų seriją turėdavai tiek laiko, tu galėdavai nužudyti juos, paskui prikelti, kad atvažiuoti ant to šviežumo, ne? Dabar jau šito nėra. Trenerio įtaka yra mažesnė. Su tiek rungtynių ir taip toliau, sakau, viskas daugiau vyksta jau atsistatymo ir taip toliau, kad tik žaidėjai kuo mažiau gautų krūvio, kad tik atsigautų ir taip toliau eini kažkur jau į juos per kitus parametrus. Treneri Kemas Birčius šiandien 2+2+31 naudingumo balas. Esate pagalvojęs, kaip apsivertė gyvenimas žaidėjas prieš kai 2016-2017 metų sezone naudojot hack-and-shack taktiką, jis tuo metu atsimenu irgi labai supyko, dabar kertinėse atkrintamųjų rungtynėse traukia jūsų pergalę. Jeigu procentai tau taip rodo, tai ką tu gali, tai jie tau taip rodo, nu, ką tu gali padaryti. Aš žinau net ant kiek Tomas myli Kemą. Ir pernai tik kažką Kemą užvarydavau, nutildydavo mane, rūbiniai visą laiką. Kemas visą laiką pasirodo sunkiais momentais. Sakau, ir tokia situacija, kad tikrai atrodo jis toks geras žaidėjas ir taip sunku jį imti iš Džironos, ane? Bet paskui sakau, nu, mes galbūt kitaip planuojam komandas ir taip toliau, ir jis aibė rungtynių svarbių, jis tikrai gerai sužaidžia, jis vienas iš tų, kurie tikrai jaučiasi, kad nepaves tavęs ir tas pats, sakau, žmogiškumo faktorius vis tiek yra pats svarbiausias. Treneri, jums nėra beprotiška matyti, kaip Žalgiris pasikeitė po jūsų išvykimo, dvigubai išaugusį biudžetą, sirgalius, kad Jonas Valančiūnas galbūt kažkieno nuomonė nėra tinkamas Žalgiriui, kas galėjo pamatyti, kad ateisime kitokio momento. Gyvenimas keičiasi. Tie, kurie stovi vietoj, jie nestovi vietoj. Jie eina atgal. Žalgiris eina į priekį. Čia žiauriai gražu, viskas. Sakau, kai pagalvoji, kad aš atsimenu čia, net galbūt šeimoj atsimenu
kalbos kauniokiškos buvo, dabar gal ir meluoju. Kam jie tą areną tokią pasistatė, sako, ir taip toliau. Tai atsimenu, žinote, kaip susėda senoliai prie stalo ir sako, kam jiem tą areną tokia didelė. Tai kad ta arena maža jau dabar. Ir čia po Baltijos jau suvažiuoja ir taip toliau. Ir dabar jau tik viešbučių nėra. Gaunasi. Visai neseniai pasisakėte tą GOAT tema, ar Nando De Colo, jeigu iškovotų trečiąjį titulą Atėnuose, jau galėtų pretenduoti? Čia jūsų podcastui mėsos biškai, man tai čia. Taip toliau. Bet aš žinau, kad aš, kaip jie pasisakiau, tai aš nesakau apie krepšinį. Nes man patinka amerikietiškas futbolas, aš anksčiau sekdavau beisbolą, taip. Dabar jau visiškai neturiu idėjos, kas vyksta beisbole, ne? Kaip Amerika, sakysim, tas pati futbolo tema, aš didžiulis Messi fanas ir taip toliau, ne? Ir ten gaunasi, kad tu galvoji, okei, kaip vienas čia yra simpatijos, antipatijos, bet tu negali šnekėti kažką nei vienam sportui, aš visumoje šnekėjau apie sportą. Tu negali šnekėti nelaimėjęs, mes negalim eiti, jūs kaip žurnalistai, mes kaip kažkokie čia treneriai, kažkokie, kurie irgi formuoja kažkiek tai tą nuomonę, negali tas visiškas pergalės dalykas ir laimėjimas. Žmogus turi suprasti, ant kiek sunku yra laimėti, ant kiek sunku yra padaryti dalykus gyvenime. Ir jie ten tų taškų privaro, jie ten tų touchdownų privaro kažkokių tai, ne? Ir yra kažką tokių golų primuša, okei, tų golų primušė, smagu, Galbūt visa kokia ten maža komanda tave žaidžia ir tu vienintelis ir žemesniam lygiai, bet tai manau, kad vis tiek svarbiausias dalykas ir sunkiausias dalykas sporte yra laimėti. Yra žiauriai sunku laimėti. Ir tol, kol tu neturi laimėtojų savo rūbinėje, tu neturi jokių šansų. Neturi jokių šansų laimėti. Treneri, kaip ir sakėt, po pergalių reikia pasidžiaugti, bet šiandien lieka lygiai 2 savaitės iki Eurolygos finalo ketvirto ir... Oi, šiandien. Šiandien taip, bet taip galvojant į ateitį, kiek dar mato potencialo šitos komandos pagerinti žaidimą per tas porą savaičių? Žinai, kai tu pagalvoji, aš šiandien sakau, aš ten šiandien juos, jie ten mane išmaudė, aš juos ten tuo metu iškoliojau, išjuokiau kai kuriuos dalykus, aišku, viskas juokinga, kaip tu laimė, ne? Bet kiek kvailysčių ir taip toliau, 2 metikus subaudojam, kurie nuolė nėra patys geriausi metikai, ne, už Žalgirį, uolė. Daugelį komandų rizikuoja, ne, trečiam kėdėtį nieko, sakau, nedarom, nemesk nieko, paleidžiam kamuolį, 8 taškai jau tavo ant akių. Palauk, Argos vieną prametė, ar ne? Vieną prametė, ne? Tai 7, ne? Tai 7 tokie mačiai, ne? Ten kitus dalykus, ne, tikrai jau čia auksas, tie 7 taškai, apie ką mes šnekam. Tai va šituose dalykuose yra taip toliau. Pagerėjo mūsų greitis, labai ypač pirmose, antrose rungtynėse greitis žaidimo krepšinio pagerėjo. Mes labai lėtai žaidėm, kaip po tų traumų žaidėjai grįžta, jie ten vos juda. Dabar biški gavom pasėdėti kartu, padirbėti, biški greitis, jau to kamuolio judėjimo yra. Yra dar tų, dabar 2 savaitės mums kertinės, reikia gerinti, nes, kaip sakant, aš visą laiką žaidėjams sakau, čia kaip tu esi video žaidime, ne? Eini į kitą lygį, ne, video žaidime. Kas atsitinka? Viskas žymiai greičiau, viskas žymiai vyksta, pam, tu nesusigaudai video žaidime. Ne, ir tau reikia reaguoti, reikia tau tam būti pasiruošus. Čia yra lygiai panašiai, aš tik dėl to jiem taip sakau, nes jie visi dėl tų video žaidimų pamišę yra ten, keliauja su tais video žaidimais. Sakau, lygiai tas pats. Reikia viską daryti greičiau, geriau, viską. Akcentuojama buvo galbūt serijos metu, kad Žalgiris vieną iš pagrindinių pranašumų turi tą fast ir ankstyvą puolimą prieš jūsų komandą. Ta patį turbūt matėm ir šiandien, ir keletą kartų, ir Bonzi, sakėt, neatsirinko žmonių, ir Devonas neatsirinko žmonių. Kiek galbūt matot šitą dalyką kaip problemą einant į finalo ketvirtą? Ne, okei, čia tu turi tokius žaidėjus, jau kaip Francisko, jisai ateina tą greitą puolimą, jie iš karto tą akcentuoja. Tikrai, sakysim, half-court'e mes labai daug pridarėm problemų Žalgiriui, jie tikrai mums pridarė problemų open court'e. Čia ir yra kažkokie dalykai, ne, jeigu tu nori laimėtų kažkiek tai daugiau tą vis tiek renkiesi patirtį ar kažkas tokio, ne, tai su patirtim ateina biški ir sudėtis ta, kuri galbūt vyresnio amžiaus ar kažkas tokio ir taip toliau, tai sakau, klausykit, čia žaidžia 4 komanda prieš 5.
kad ir kaip mes būtume, ten kiek ten tų turų yra Eurolygoje. Taip, mes turėjom daug problemų, mes turėjom daug dalykų, bet ta 4. vieta su 5 jinai nemeluoja, mes esam labai arti vieni kitų. Užsiminėte apie nugalėtojų mentalitetą, norą laimėti, kai komentavote apie GOAT šitą debatą. Žalgirį šiandien Crvenas Francisko labai emocingai reagavo į pralaimėjimą ir iš tikrųjų matėsi, kad jam labai rūpėjo šitos rungtynės. Ką galbūt galėtumėte pasakyti patį Silveiną kaip žaidėją, matot iš šono, kokia jo buvo progresija ir kaip dabar jis galbūt gali tęsti savo karjerą Eurolygoje? Čia dabar kažkoks tai nustebimas, kad žmogui skauda, ar kad mes džiaugiamės. Tai tikiuosi, kad jam skauda. Kaip sakant, tai jį turi padaryti geresniu, ne? Ir toliau, kiekvienas iš kiekvieno dalyko tu turi pasimokinti. Jis turi pasimokinti, Žalgiris turi pasimokinti, mes turim pasimokinti. Einam toliau, taip, mes turim reaguoti, ką mes darom gerai, ką mes darom blogai, laimė ar pralašė. Svarbiausia, sakau, kaip šnekėjom apie Žalgirį, nestovėti vietoje, ne, taip kad. O kas dėl jo ir taip toliau, tai tikrai, kas gavosi, kad antras žmogus Eurolygoje, ne, po Vezenkovo, tai tik tai dar geriau padaro mus, kokį darbą mūsų gynėjai padarė su juo. Tai buvo fantastinis darbas. Jeigu taip galvotume, kad jo skaičiai bus prieš serijos pradžią, sakytum, laimim seriją. Taip ir buvo. Lietuvos krepšinis šiaip išgyvena dar nematytą savaitę, ko gero, atsižvelgiant į tai, kaip sekasi ir sostinės klubai iš vis palaikot pulsą, kaip, nes rytoj finalas. Lietuvoje yra tik viena komanda. Treneri, dar antradienį kalbėjau su Tomu Masiulius, sakė, dar nespėjo pasidžiaugti su jumis dėl Manchester United sugrįžimo į Čempionų lygą, kaip suprantu, šį vakarą jau pasidžiaugs. Aš nežinau. Gal? Kaip sakant, kaip jau bus šį vakarą, taip jau bus. Dar galbūt vieną ne apie krepšinį. Praeitą savaitę, kai kalbėjom apie jūsų vaikus, labai nuėdėjo per visą Lietuvą jūsų žinutę ir sureagavo mūsų valdžia, sako, kad viskas yra gerai. Man moteriškė visai netaip išdėliojo viską. Taip, dabar jau tenai mūsų didieji politikai nusprendė, kad jiem reikia pasireikšti. Kaip ateinu daryti pasą, tai žinot, Šarūnai, reikės vargšiukam apsispręsti. Sakau, tu spręsk, ne aš. Trenerio dar vieną turėsiu. Šiandien Valencija išplėšė Game 5, vienintelė serija, kurioje bus Game 5, jo baigėsi. Kaip apsitai tą seriją žiūrint ir visus tos cirkus, kurie ten vyksta? Suteikė entertainmentą? Tai, nežinau, man gerai, aš nešnekėsiu. Nesi viduj, vėl nežinau, kas ten vyksta. Taip toliau matom ir taip toliau, sakau. Nežinau, 2 treneriai koliojasi, o trečias gauna 3 minutėje techninę. Tai kur logiška? Tai ten va toj serijoje reikia kontroliuoti kažką. Nežinau, kodėl čia mes su Tomus ramus Kauno Bavūrė. Gerai? Ačiū.